Mano vardas Eglė. Mano vardas yra Adelina. Ir mes esame šios teatro stovyklos Išlaisvink šešėlį vadovės, sumanytojos ir Organizatorės. va taip. Stovyklas pradėjom daryti, organizuoti prieš 7 metus. Ir labai gerai pamenu, kai mes dar su Eglė sėdėjom senoje studijoje ir planavom vasarą, galvom, ką veiksim ir kažkaip tokias liūdna nata, galvojom, kad vėl dirbsim pas kažką ir reikės kažkieno programos klausyti ir kažkaip atsimenu, toks buvo bingo momentas. O kodėl mes nedarom savo? Kodėl mes nedarom taip, ką mes norim daryti? Ir Martynas, irgi mūsų vienas iš komandos narių, tiesiog sako, darom. Buvo toks geras spyris, kad idėjų turim, visko turim, komanda yra ir tai reikia tiesiog imti ir daryti. Tai ir pradėjom. Tu ką pasakai? Aš esu Rokas Petrauskas, aktorius ir esu šios stovyklos vadovas jau 3 metus. Mane pakvietė kiti vadovai ir aš tu esu vadovų pirmasis dėstytojas. Ir gavosi taip, kad mes palaikom labai draugiškus santykius. Ir galima sakyti, kad šitoj stovykloje jau dabar susikūrė tokios 3 kartos. Aš vyriausias, tada kitos vadovės ir dabar jau mūsų vaikai tokie, mūsų studentai. Tai labai faina perduoti tas žinias, kurias kaupiu jau profesionaliai turbūt 18 gal metų ir duoti vaikams kažką naujo. Ir labai faina yra jaustis dar kol kas reikalingų ir tikiuosi, kad kažkada tie žmonės galbūt gyvenime sakys, Rokas va taip sakė, jis buvo teisus, fainai. Ir šitas toks va tikėjimas, kad tai, ką tu darai, veda į priekį, bent jau mane. Kai pirmą kartą atvažiavom čia ir susirinkom vaikų pamainą, aš pamenu, kaip viena mamytė, jinai mūsų paklausė, sako, o čia suaugusių bus dar? Tai man smagu matyti, kaip mes ir patys užaugom per šitas stovyklas. Ir kaip tikrai daug tų mamyčių, kurios gal ir nepatikliai žiūrėjo tuo metu mūsų jaunumą, jos vis tiek grįžo su savo vaikais ir vis dar grįžta. Ir turim labai daug stovyklautojų, kurie jau 7 metus, metai iš metų grįžta į šitą stovyklą. Tai mums toks didžiulė dovana ir įvertinimas, kai mes turim tėvelius, kurie pasitikė ir vis jaučia, kad čia jų vaikai gali būti. Sužinojau apie šitą stovyklą. Prieš 5 metus tėvai pasiūlė prisijungti prie visų kitų. Žiauriai faina, vadovės visą laiką tos pačios ir daug pažįstamų grįžta dėl to, kad labai patinka šitą stovyklą. Iš tikrųjų, man patinka labiausiai tas, kad čia jautiesi kaip šeima bendra, nes kai čia atvažiuoji, tiesiog iškart aš jaučiuosi jaukiai, todėl nes vadovai yra tiesiog nuostabus. Visada grįžta tie patys vaikai, kiekvienais metais verkiu, kai išvažiuoju. Nėra, kad tu liki vienas, nes čia visi tave labai myli ir visi čia labai su tavim būna. Daug meilės ir kad visada liktų tokie faini, kokie yra. Jo, aš irgi sakyčiau šitą. Ir po to, kad aš ją labai myliu ir kad mane labai padėjo ir esu dėkinga už viską. Taip. Jeigu galėsiu, aš tikrai grįšiu čia kitais metais. Labai noriu grįžti, dar grįžti iki kol negalėsiu. Tau net nereikia daug šnekėti, tu supranti, kad va čia mano žmonės. Jie visai to pačiu domisi kaip ir aš. Atėjo Domas ir mums parodė kaip žongliruoti, nes aš, kai buvau mažas, labai norėjau tą padaryti. Dabar jis pagaliau mane išmokė ir buvo labai nuostabu. Jei nedrąsu, tai čia tikrai gausi tos drąsos ir prieš sceną, ir būtent scenos prieš žiūrovus. Ir čia tavęs išklauso, tai išklausys. Atvažiuoja pistolis.
kad tiesiog įgūdžių ir širdies toks pojūtis viskas suveda į vieną ir dėl to mes jau 7 vasarą esam čia ir prie mūsų jungiasi tiek šaunių vaikų. O kartu galvoju, mes visi mūsų kolegos, mes vaikystėje patys augom teatro būreliuose, skirtingose miestuose ir aš manau, kad mes užaugom su didžiuliu noru pakartot tą gerą jausmą, kurį mes turėdavom teatro stovyklose, teatro festivaliuose. Mes matėm patys, kiek teatras gali daug mumise atverti, kiek mes patys teatre užaugam ir kiek teatre mes esam priimti kitų. Tai va tuo jausmu norėjosi ir toliau dalinti su vaikais. Ir čia mes labai visi sutapom, nes patys visą tai patyrėm kartu ir norėjos toliau perduot, ką mes kadaise jautėm. Mes iš tiesų grąžinam skolą savo mokytojam. Tie, kurie mus įkvėpė, tie, kurie mus augino. Ir aš pati asmeniškai esu labai dėkinga savo teatro vadovam. Ir tokia nematoma skola, kuri niekada nebuvo skola, bet kažkaip širdį jauti, kad tuo gali dalintis ir jeigu gali, kodėlgi ne. Atgalinis ryšys, kurį mes gaunam stovyklose iš vaikų, iš tėvų, jis yra toks didžiulis, kad jis yra neįkainojamai didelis ir tai yra didžiulė motivacija vis daryti tas stovyklas, vis vėl gauti tą didžiulę adrenaliną ir tą didžiulį puokštę paskui dėkingumo, meilės iš vaikų, tai tik skatina nesustoti, nes iš tikrųjų kokios čia atmosferos užverda, kokie jausmai, tai niekur kitur aš to jausmo nepatiriu, tik tai va čia stovyklose, tai man vis noris to jausmo dar, pačiai kaip vadovė ir aš noriu čia pati grįžti šitą stovyklą. O jeigu ir jūs norit smagiai praleisti vasarą ir ne tik smagiai, bet ir svarbiausia labai prasmingai, bendraminčių būry, ten, kur žmonės kuria, ten, kur žmonės būrėsi į bendruomenę, vieni kitus girdi, vieni kitus jaučia, atjaučia, tai tikrai labai kviečiam jungtis prie mūsų. Į teatro stovyklas išlaisvink šešėlį ir iš tiesų išlaisvink savo visus vidinius šešėlius ir mėgautis vasarą pilna širdim. Tada! Pataipa. Tadam! Tokios tos maudynės.